Mano irgi geras. Nu tai va. Sveiki visi. Šiandien prie knygų kalbiname daktarę Nataliją Norvilę. Papasako, ką nors. Sveiki. Tai kaip ir sakė, esu Natalija Norvilė, esu verslo psichologė, dirbu konsultacinį praktinį darbą su įvairiausiom organizacijom kaip išorinė konsultantė. Nuostabu, kaip tas darbas atrodo? Darbas turbūt susideda iš tokių kelių aspektų. Aš papasakosiu apie stambiausius ir galbūt, jeigu bus įdomu, paskui galėsim pratęsti apie tokius retesnius, bet išskirtinius projektus. Tai mano gal apie pusę darbo laiko sudaro įsitraukimo tyrimų atlikimas įmonėse. Įmonės būna skirtingos, skirtingo dydžio, skirtingų sričių, skirtingų formatų, kartais būna įmonių grupė, kartais pavienės ir panašiai. Tai mes darom apklausas apie darbuotojų įsitraukimą, apie pasitenkinimą, įvairiausius veiksnius matuojam ir panašiai. Aha. Nu, tai jeigu taip trumpai, o kas tą įsitraukimą prognozuoja tokiu atveju? Įsitraukimą prognozuoja labiausiai, vėlgi, nuo įmonių priklauso, įvairiai būna, bet tipiškai mes matom, kad prognozuoja įvairiausi softiniai dalykai, ne atlyginimas, ne priedai, ne karjeros galimybės tipiškai, bet prognozuoja įgalinimas, kiek darbuotojai jaučiasi, kad jie patys, pavyzdžiui, gali daryti sprendimus, gali turėti įtakos apskritai tam, kas vyksta įmonėje ir panašiai, kiek jie patys gali išspręsti problemą, kai jie yra arčiausiai problemos, kai nereikia suderinti, žinai, su 5 lygiais įvairiausių vadovų. Tai va, tai galinimas. Tada, kad ir kaip, turbūt stereotipiškai beskambėtų, bet santykiai su tiesioginiu vadovu. Ja. Čia man skamba kaip klasikiniai tyrimai, kurie rodo, jog bazinių psichologinių poreikių patenkinimas iš principo veda link laimės. Nes mes esam atlikę tyrimą su Justina Rybakovaitė, kur tyrėm karių įsitraukimą į karo tarnybą. Tai ten labai viskas paprasta, patenkink bazinius poreikius. Jeigu tu jautiesi, kad tu turi autonomijos, jeigu tu jautiesi, kad tu turi priklausai, Taip. Jeigu tu esi saugus, tai pirmin, važiuojam. Tai panašu, kad nesvarbu, ką tu turi, karį ar darbuotoją, ar verslininką, ar ką nors. Tiesiog imi ir elkis kaip su žmogum ir tas žmogus bus laimingas, ne? Tikrai matosi, pavyzdžiui, pripažinimas. Kiek jo trūksta. Tikrai matosi, kad labai trūksta įvertinimo, tokio grįžtamo ryšio, teigiamo paskatinimo, pastiprinimo. Ir tą aš matau ne tik per tyrimus, bet matau, pavyzdžiui, kai vedu mokymus apie grįžtamą ryšį. Visada vadovų paklausiu, kiek patys gauna kritikos ir kiek gauna pagirimų. Ir tada ant tų svarstyklių, žinai, dedi. Tai kritikos būtų taip 10 prie kokio 1 pagirimo per metinį pokalbį, kuris vyks kovo mėnesį. Aha, tai čia tas momentas, kur jeigu daro viską gerai, vadinasi, taip ir turi būti, neduok die, nedarysi taip, kaip turi būti, tai tada blogai. Tu gali būti arba neutralus, arba blogas. Gerų darbuotojų būti neįmanoma praktiškai šiais laikais, ar ne? Nebent trigubai viršį savo kvotas. Ir praktiškai, ir yra tikrai tas gajus požiūris, kad už gerą darbą tau moka atlyginimą. Ir kol tau ateina atlyginimas į sąskaitą, kol dar veikia tavo durų atidarimo kortelė, reikia daryti išvadą, kad viskas okei. Bet to tikrai neužtenka. Čia kaip Kinijoje yra tas dabar madingas jaunimo judėjimas, kur tylus kvitinimas, kur tiesiog tu darai minimumą, kad tavęs neatleistų, bet nieko daugiau, ar ne? Tai jeigu tu žmogui niekad nesakysi ačiū, tai jis į tą būseną ir įkris tikriausiai. Čia iš tikrųjų ne tik Kinijoje, aišku, Kinija gal garsiausiai nuskambėjo, nes čia yra toks labai didelis kontrastas su tuo jų įprasta darbo etika, kai tu dirbi bet kiek valandų, bet kiek dienų ir praktiškai, Japonijoje gal dar didesnis kraštutinumas, kur jau ten visiškai normalu yra miegoti darbo vietoje, bet taip pat, turbūt žiauriai pasakysiu, bet dažnai ir miršta žmonės darbo vietoje dėl to, kad patiria didelę įtampą. Tai natūralu, kad atsiranda tų tokių tylaus atsitraukimo fanų, bet jų yra ne tik Kinijoje, pas mus irgi ir Europoje, labai matosi tą tendenciją, kad žmonės stengiasi daryti, ypač po COVID-o, stengiasi daryti tokį bare minimum, visiškai, kad tavęs neatleistų, kad tu vis tiek padarytum darbus, bet taip, bet pabūkim velnio advokatai. Jeigu tu padarai tai, kas yra tavo pareiginėse, ir tu tai padarai
priimtinu lygiu. Ar to negana? Manau, kad, čia turbūt vadovams nepatiktų mano šitas atsakymus, bet iš tikrųjų tai yra, čia ir yra tas kontinuumas įsitraukimo, kad tas darbuotojas, taip, jisai nebus super motyvuotas, super įsitraukęs, vadovai nematys tų degančių akių, kur visi tikisi, kad čia darys ekstra mylę žengs ir panašiai, bet darbai bus padaryti, jie bus padaryti tikėtina laiku, tikėtina kokybės, tai gal ir nieko blogo, nes man kartais, žinai, toks jausmas yra apie tą tokį efektyvumo kultą, kad mes turim padaryti daugiau ir dar ekstra ir paskui, ką mes turim didžiulę perdegimo tokią epidemiją praktiškai, turim žmonės, kurie dirba ir tada kitas kelias jau yra nebedirbti, jo, dėl įvairiausių priežasčių. Nes galbūt šitoj vietoj, čia plana labai riba, man atrodo, kur tarp įsitraukimo ir to persistengimo, kur ar iš tiesų kiekviena darbovietė turi būti kaip šeima, ar iš tiesų mūsų komanda kaip kumštis. Galbūt mūsų komanda yra kolegos, su kuriais mes dirbame tiek, kiek reikia, tada, kada reikia, bet ar jie privalo būti mūsų draugai, ir mes privalome juos mėgti iš viso? Aš dabar turiu kaip tik klientą, su kuriuo darom 360 vertinimą, ir ten yra vadovo komanda, ir jie visi pasakoja praktiškai tą patį naratyvą, kad mes dirbam kaip komanda, mes esam kolegos, bet mes nesam draugai. Ir po darbo aš noriu grįžti namo, grįžti į savo šeimą, aš turiu su kuo leisti laisvalaikį ir taip toliau. Turiu savo šeimą, turiu savo draugus ir gal reikėtų laikytis to tokio balanso tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Bet turbūt nėra irgi universalaus modelio visiems. Man asmeniškai patinka palaikyti gal tokius šiltesnius santykius darbe, nes tai duoda irgi tam tikrus irgi poreikius patenkina. Bet ta šeimanda, kaip dabar yra tas žodis šeima plus komanda. O vargi. Žodžiu, kai kurie dalykai gali būti perspausti. Gali būti. Tikriausiai priklauso nuo organizacijos pobūdžio. Jeigu tai yra 3 draugai įkūrė kūrybinį kažkokį verslą, tai be abejo, jie leis laiką kartu, bet jeigu tai yra cechas, kur žmonės dirba prie staklių, tai kokia ten šeimanda? Tenai yra Jonas, kuris prižiūri tas stakles, Petras, kuris prižiūri tas stakles, ir Zigmas, kuris yra darbų vadovas, labai iš aukščiau mato dalykus. Ir pamainos meistras tavo ateina ir pasako, ką daryti, ko nedaryti, ir šeimandai turbūt biški kitaip dalykai. Taip. Jo, tai čia toks įdomus yra momentas, apskritai, kam mums reikia tų draugysčių darbe, kiek jų reikia, ir klausimas, žinai, ar jeigu mes su visais kolegom būsim super draugai, ar tada nebus taip, kad tas darbas, jisai ir po darbo bus šiek tiek darbas? Kai kurie darbai ir po darbo yra darbai pagal tų darbų specifiką. Ypač tie kūrybiniai darbai, tarkim, ar ne, tu nenustoji būti režisieriumi net ir pastatę spektaklį. Tu vis tiek galvoji, darai dalykus, bet tie darbai, kur ar prie kasos stovi, ar prie staklių, ar prie konvejerio, tai baigėsi pamaina, baigėsi ir galvojimas. Tikriausiai skirtingi žmonės eina į tuos darbus. Galbūt kažką į tą pusę esi žiūrėjus, ar skiriasi žmonės, kurie renkasi tokias veiklas skirtingas? Tai skiriasi, aišku, ir asmenybės savybės tam tikros. Negalima vėlgi čia suabsoliutinti, bet vis tiek į klientų aptarnavimą eina žmonės, kuriems patinka būti su žmonėm, dirbti su žmonėm, kurie atlaiko tą tokį didesnę įtampą, nes tipiškai, žinai, klientų aptarnavimo kokį padalinį skambina ne tie, kas nori pagirti puikų klientų aptarnavimą, bet dažniausiai tu ten kreipies, kai yra problemų. Tai vėlgi atsparumas stresui tada didesnis ir panašiai. Yra žmonių, kurie renkasi tokį monotonišką darbą, kai yra darbas konvejeriu, kai tau labai aiškios yra instrukcijos, kai tau nereikia labai galvot, kaip čia kažkokių problemų spręsti, tu turi aiškių. Tu žinai, tavo darbas prasidės 7 ryto, kas bus, kada bus tavo pietų pertrauka, kada tu ką veiksi ir panašiai. Ir praktiškai dirbi per tą patį 20 metų, tobulėjai tame. Ir laimingas žmogus. Ir mes kartais, žinai, pas mus tyrimų metu, kai klausiam žmonės, o kas juos motyvuoja darbe, arba ką įmonė daro teisingai, ką daro gerai, kokie pranašumai, būna toks
visiems juokingas laiku mokamas atlyginimas. Laiku ir skaidriai. Ir visada aš, kai šitą pristatau, pavyzdžiui, kai darau metinį apibendrinimą, kad žmonės motyvuoja laiku mokamas atlyginimas. Ir sėdė, žinai, į čia auditoriją ir sako, bet tai čia toks basicas, čia nuobodu, tai kas čia gali būti, taigi čia darbo kodeksas reglamentuoja ir panašiai. Bet tiem žmonėm tai yra super svarbu, kad jie žino, kad 5 dieną, nesvarbu ar 5 yra sekmadienis, ar tai yra pirmadienis, ar bet kas, tau įkris į kortelę tavo pinigai, tu galėsi susimokėti paskolą, galėsi susimokėti už bet ką ir taip toliau. Nu, toks stabilumas, galimybę prognozuoti ir panašiai. Tai vat jie ir renkasi tokį darbą, kuris yra aiškus, konkretus, ganėtinai galbūt paprastas, nebūtinai paprastas, nes pavyzdžiui, kokie tie patys staklių operatoriai, tai ten yra ką veikti, esu buvęs. Ten yra ką veikti. Atvažiuoja į įmonę, pavyzdžiui, gamybinę įmonę, ten kokie plastikinius butelius, pavyzdžiui, gamina. Tai ten viskas taip sophisticated atrodo, taip, ten visko daug, kad praktiškai pagalvoju, kad ar tu sugebėtum dirbti va tokį darbą. Va, čia yra toks įdomus momentas, kur žmonės dažną kartą dirbdami minkštas veiklas šiltame biure, taip dažnai va taip galvoja, kad vat mes, tai čia išmintingi, o vat jie dirba gamykloje, Jėzau, jie ten nieko neišmano. Taip, klausyk, 20 metų pradirbęs elektrikų žmogus už tave tikriausiai bus protingesnis ofiso planktonetu. Tai vat, tas labai erzina visuomenėje, vis dar gyvas momentas. Taip. Ir iš tikrųjų tie darbai, jie yra ir svarbus, ir sudėtingi, ir tikrai ne kiekvienas norėtų dirbti tą darbą. Ir kartais būna, turiu diskusijų, ypač su viešojo sektorium įstaigom, kur sako, tai pasižiūrėkit, tai mes gaunam panašiai kaip Maksimos kasininkai. Maksimos kasininkai yra gerokai reikalingesni negu jie. Šiaip tai dažnu atveju taip. Ir tada sakau, bet tai, okei. Tai jeigu jie gauna tiek pat, jie dar gauna karštus pietus, kurių jūs savo ministerijoje negauna. Tai eikit į Maksimą, eikit pasidėti kasoje, eikit dirbti tenais į salę, nešiot padėklus, pavyzdžiui, su mineraliniu ir panašiai. Bet kažkodėl iš tos šiltos, komfortiškos ofiso vietos, nebaisiai norisi. Sakykim taip, kai trūksta vamzdžiai ir dingsta elektra, niekas nėra pasakęs, greitai, pakvieskite vadybininką. Ar parašykim raštą kokį? Parašykim raštą. Jo, pakvieskite man, prašau, poetą. Tai tikrai pamatau labai skirtingas perspektyvas, iš Lietuvos, iš įvairiausių sričių. Tai man tuo darbas ir patinka, su įsitraukimo tyrimais, kad mes dirbam realiai visoje Lietuvoje, kartais įmonė būna 27 darbuotojų, kartais tai yra 4000 su filialais Baltijos šalyse, Lenkijoje, Suomijoje ir taip toliau. Ir tai yra ir skirtingos kultūros, ir skirtingos apskritai perspektyvos. Ir, nežinau, man įdomiausia, tu klausi, žinai, ką dirbo, man įdomiausia visada yra tyrimo komentarai. Nes mes klausim, ne tik prašom, žinai, supaukščiuot, kokį balą skirtum, kaip tau patinka alga, kaip tau patinka kolegos ir taip toliau, bet klausim, kokių pozityviausių pokyčių įvyko, kokių negatyviausių, ar rekomenduotum darbo vietą ir dėl kokių priežasčių, taip arba ne. Ką darytum tapęs aukščiausio lygio vadovais. Šiaip linksmiausia atsakymai visada būna prie klausimo, kokiais 3 žodžiais apibūdintum savo įmonę. Žmogui, kuris nepažįsta. Tai mano topinis yra eilinę Šaraškino kontorą. Toks, aš galvoju, žmogau, tu savo įmonę, savo įstaigą apibūdini kaip eilinę Šaraškino kontorą, tai tu esi tos kontoros dalis. Taip. Bet čia dabar, jeigu klauso verslininkai, pusė jų dabar taip susiraukia truputėlį, taip jau suspaudė, nes čia yra ganėtinai tiesa apie daug. Jo, bet būna tokių labai smagių ir gilių komentarų ir tokių matosi, kad žmogus didžiuojasi tuo, ką daro, kur dirba, ką dirba ir panašiai. Tai pavyzdžiui, energetikų grupėje labai šitas pasididžiavimo momentas ir prasmės momentas labai ryškus, arba netgi komunalininkų, visokių įvairiausių, nuo vandenų iki šiukšlių išvežėjų. Tas darbas, kuris paprastai netgi, pavyzdžiui, apie tos pačius šiukšlių vežėjus, kalbant, jisai tikrai prašiau apmokamas ir mažiau visuomenės vertinamas. Bet kas nutiktų, jeigu neišvežtų tų šiukšlių? Nevežkim porą savaičių šiukšlių, pažiūrėkim, kas bus. Taip.
Ja, čia yra tie, kur žmonės tiesiog užmiega, negalvodami apie tai, kas pasauliui padeda suktis. Taip, apie visus tos infrastruktūrinius momentus ir panašiai. Tai man atrodo, kad labai svarbu, kad įmonės pačios akcentuoja šitą darbuotojams jų prasme. Kartais padeda net, tokius uždeda akcentus pamatyti patiems, nes tu sukiesi toj rutinoj, tu vairuoji ten tą mašiną ir panašiai, arba vamzdžius kažkokius tiesi, bet kam tu tą darai? Ir čia yra toks, tikrai tavo poveikis visam, nežinau, miestui. Čia yra grandioziniai dalykai. Jeigu komanda, kuri tiekia vandenį, užtikrina, kad vanduo tekėtų, staiga nebeteka vanduo, tai kas? Ligoninės, mokyklos, namai be vandens ar be elektros. Tas pačias šiukšlės čia yra. Mes per dažnai pamirštam, kad tie dalykai ne šiaip savo veikia. Nėra taip, kad iš kur vanduo iš čiaupo bėga. Iš čiaupo, o kaip jisai ten atsidarė? Tas pats su ūkininkais, iš kur mėsytė? Iš parduotuvės. Jo. Tas ūkininkų irgi nepelnytas nuvertinimas irgi labai jaučiasi visuomeniai. Šiaip dirbam daug su gamybos įmonėm, irgi labai įdomu, skirtinga, dažniausiai maisto pramonė, ir man patinka gyvai apsilankyti ceche, pasižiūrėti, kaip vyksta, ir irgi kartais pakalbini darbuotojas, arba tą pačią anketą skaitai, ką parašė komentaruose, tai kruasanus kepa, ne? Smagus darbas, iš tikrųjų, jisai nėra fiziškai lengvas, nes vis tiek tai yra fizinis darbas, bet tu tokį malonų darbą atlieki, iš tikrųjų. Taip, ir kiek žmonių rytai yra praskaidrinami, kai tu pasiimi tą kruasaną, krimst su kalyte. Jis toks traškus, toks, atsigerskim Tiek džiaugsmo suteikia žmonėms, labai nuostabu turėtų būti, pilnatvę teikiantis darbas turėtų būti. Ir kvapai malonus. Ir, žiūrėk, svarstysi karjerą? Aš šiaip labiausiai kokiai viskio gamyklai norėčiau dirbti. Šitų dar neturim savo klientų grupėje, bet... Jeigu netyčia... Klausotės, tai parašykit man. Taip, jeigu reikia naujo degustuotojo, tai aš labai mielai. O žiūrėk, man dar labai smalsu. Ar kažką dar pameni iš savo disertacijos tyrimų ir gal gali apie ją papasakoti? Šiaip neseniai klausiu, nes darėm tokį renginį klientams ir kalbėjom apie įsitraukimą, apie skirtingas grupės, kurios yra darbo rinkoje ar jau išėjusios iš darbo rinkos. Tai aš sakiau, kad kaip tik disertaciją rašiau apie darbo tokią naudą ir svarbą žmogui ir kokį poveikį jisai daro. Ir tyriau aš skirtingas grupės, aš dariau ir kokybinį, ir kiekybinį tyrimą. Ir kokybiniam dalyvavo žmonės, kurie yra ilgalaikiai bedarbiai, kaip jie jaučiasi, ir tas tikrai buvo labai įdomu patyrinėti, pamatyti. O kiekybinį dariau su įvairiom grupėm, su dirbančiais, su nedirbančiais, su mamom, kurios šiuo metu yra išėjusios vaiko priežiūros atostogų, ir su senjorais. Ir taip pat su studentais, kurie kaip ir darbo dar neturi, jų pagrindinis darbas yra studijos. Tai žiūrėjau, kaip įvairiausi psichikos sveikatos rodikliai, kaip jie atrodo skirtingose tose grupėse. Ir iš tikrųjų, mano prielaida buvo, kad bedarbiai bus labiausiai tokia nukentėjusi grupė, kalbant apie psichikos sveikatą, bet taip nėra. Taip nėra. O kas labiausiai nukentėjo? Pensininkai. Pensininkai, bet tai yra galbūt vis dėlto Lietuvos ar regiono situacija, nes finansinis aspektas čia yra labai svarbus. Nes tos pačios ar mamos, ar studentai, dažniausiai, vis tiek mamos gauna išmoką, studentai dažniausiai turi kažkokią ar haltūrėlę, arba tėvai padeda ir panašiai. Pensininkai gyvena iš savo pensijos, kuri dažnu atveju tikrai neleidžia gyventi tokio labai pilnavertiškų gyvenimo. Tas tiesa. Tai net bedarbiai jaučiasi geriau negu pensininkai. Taip. Nes bedarbiai, trumpalaikiai bedarbiai, jie gauna visų pirma ir išmokas iš užimtumo tarnybos, ir jie yra trumpesnį laiką be darbo. Jie dar turi tą tokį visą savo patirtį, savo bagažą, kaip jie dirbo. Jie dažniausiai ieško darbo, jie bando įvairiausias strategijas ir panašiai. Ilgalaikiai bedarbiai jaučiasi visai gerai. Ir pagrindinė turbūt ir per interviu tas aspektas, maždaug niekam nesakykit. Bet jie dažniausiai turi irgi kažkokią vienokią ar kitokią užklasinę veiklą, vadinkim taip. Vadinasi, UAB mokesčio slepytė.
Jo, įvairiausiuose uabuose jie dirba, bet dirba. Tai gali būti, kad vat, būtent ilgalaikiam bedarbiam tas kitas pajamų šaltinis ir duoda tą patį, ką šiaip žmogui duoda darbas. Ir prasmės tokį jausmą, ir laiko struktūrą, ir statusą šiokį tokį ir panašiai. O pensininkai viso to neturi ir jie neturi nei pajamų šaltinio, nei galimybės, netgi, kad bus kažkada atsiras ar darbo, ar kažkokios tokios užimtumo, kažkokios veiklos, panašiai. Sudėtinga situacija, bet pastaraisiais metais mėginama spręsti tą seniorų užimtumą, tai bent tiek. Nes jau daug laiko praėjo nuo tavo disertacijos gynimo. 14 apsigyniau, tai jau 12 metų. Biški. Jo, aš tikrai stebiu šitas apskritai valstybės pastangas labiau su seniorais, jų užimtumą didint. Ir ne tik užimtumo didinimas, bet ir visokiausios finansinės paskatos, didėja pensijos. Aš tą patį stebiu, mamos gyvenimą, nes mano mama jau ilgus metus yra pensininkė. Tai matosi, kad ta pensija auga. Taip, jinai, aišku, neatitinka to pragyvenimo lygio, kokį tu turėdamas darbą, bet situacija gerėja, vis tiek yra ir klubų, ir įvairiausių veiklų, ir ten bibliotekos visaip stengiasi. Jo, tikrai yra. Kaip faina. O dabar žiūrėk. Ar visi užsakovai, užsakantys iš tavo darbovietės paslaugas yra labai faini? Ir ar iš viso tu gali tokį klausimą atsakyti? Galiu atsakyti. Aš manau, kad jau vien tai, kad jie užsako paslaugas, kad jiems rūpi įsitraukimas, kad jiems rūpi darbuotojų gerovė, jau duoda plius kelis balus prie fainumo. Taip. Ne dėl to, kad mums jie moka, bet dėl to, kad jeigu tu darai tyrimą, tu vis tiek investuoji tam tikrą pinigų sumą į šitą tyrimą. Ir mes visada kalbame su užsakovais, kad čia yra toks, jūsų įsipareigojimas toliau dirbti su šitais rezultatais. Nes jeigu jūs sumokėsit pinigus, mes padarysim tyrimą, parašysim išvadas, parašysim rekomendacijas, darbuotojams pristatysim. Ir jeigu jūs pasidėsit į stalčių ir norėsit, ateisit pas mus kitais metais, sakysit, darykim tyrimą. Mes tai vėl padarysim, bet ar darbuotojai su mielu noru dalyvaus, ar jie matys prasmę savo grįžtamojo ryšio. Tai yra toks kaip ir įsipareigojimas pačių užsakovų dirbti su rezultatais. Kiek kam pavyksta, čia turbūt kitas klausimas, bet tikrai mes matom, turim klientą, kuris sugrįžo jau šiemet 9 kartą pas mus. Tai kaip smagu. Jau kitais metais jo bus jubiliejus, reikės kažką galvoti, jeigu žiūrit, linkėjimai jums. Jo, bet tikrai matosi, progresas, ką įmonė daro. Tu tada gali trekinti, praktiškai stebėti, kokie veiksmai yra, kaip jie veikia įsitraukimą, kas veikia, kas neveikia. Labai matosi, kadangi analizuojam ne tik įmonės mastu, bet analizuojam pagal skyrius, departamentus ir panašiai. Kas keičiasi departamentuose? Labai, pavyzdžiui, būna įdomi situacija, kai suprastėja visi rodikliai. Ir tada aš klausiu HR-o, o kas čia nutiko? Nes nekrenta taip tiesiog. Jis sako, vadovas pasikeitė. Jo. Būna suprastėję, būna labai pagerėję. Absoliučiai ta pati priežastis. Pasikeitė vadovas. Tai vienu atveju kažką išlašė žmonės, kitu atveju kažką nelabai. Gerai, tai čia dabar kyla natūralus klausimas. Tai ar yra kažkoks universalus geras vadovas, jo profilis, ar nėra? Manau, kad yra tam tikros elgsenos, kuriamis turi pasižymėti geras vadovas. Kas tikrai būtų toks universalus receptas visiems, tai vienas iš tų momentų toks, ką irgi komentaruose rašo, kad yra žmogiškas vadovas. Ir tas žmogiškas, man atrodo, yra apie santykį, apie požiūrį į darbuotoją, kad tu nežiūri kažkaip, taip labai iš 5 aukšto į tą darbuotoją, kad tu jį traktuoji kaip sau lygų, kai pagarbiai bendrauji su darbuotoju, nekeli balso, nepamiršti pagirti. Čia svarbu. Man atrodo, kad šitas momentas yra svarbu. Ta prasme, kartais irgi žmonės akcentuoja griežtas, bet teisingas. Manau, tame yra racijos. Teisingas, ta prasme, kad vis tiek turi vienodus standartus, neturi ten kažkokių mylimukų ir ne. Tai čia negi grįžtant prie motyvacijos teorijų, viena iš jų yra teisingumo. Jeigu tu teisingai atlygini už darbą ir teisingai su visais elgiesi vienodai, tai darbuotojai iš karto jaučia motyvaciją, nes tai įneša tą prognozuojamumo elementą.
Taip. Galvoju dar, apskritai, komunikuojantis vadovas, kad dalintųsi informaciją, aišku, kiek galima atskleisti tam tikrą informaciją, bet tikrai darbuotojai jaučia tą didelį poreikį žinoti, kas vyksta įmonėje, ypač pokyčių metu, ypač kai yra kažkokios tokios turbulencijos, noras yra kuo daugiau turėti informacijos ir panašiai. Ir vadovai kartais turi su to problemų, kad kažko neiškomunikuoja, tada kyla gandų, kyla kažkokių tokių, nerimo visokio, o kai kyla nerimo, tai mes ten prisigalvojam visokių dalykų. Ne, čia visiškai momentas iš psichologinio konsultavimo, kur žmonės susipyksta ir pradeda skaityti vienas kitą mintis ir galvot, kad jis tą galvoja, taip. O jie tą galvoja. Vietoj to, kad šnekėtųsi. Taip, nulis problemų išsisprendė nesišnekant. Tai komunikacija yra tas vienas iš tokių, sakyčiau, svarbių aspektų. Gebėjimas dirbti su skirtingom kartom. Čia iššūkis gali būti. Čia iššūkis. Ir dabar tikrai mes tą matom, kai jau yra Z kartos daug atstovų atėjusių į darbo vietą. Tikrai yra daug. Ir vadovai, ypač vyresnio amžiaus, tikrai jie skundžiasi, kad aš nesuprantu, ko jie nori. Jiems reikia dėmesio. Jie dar čia nieko nepadarė, o jau nori karjeros. Tokia, daug yra bambėjimo. Ir galvoju, tai kaip tu bandai tada dirbti, kaip tu bandai prisitaikyti prie jaunos kartos, kurios bus vis daugiau ir daugiau tavo darbo vietoj. Tai mokėjimas dirbti su skirtingais, su skirtingom asmenybėm, su skirtingais poreikiais, skirtingai motyvuotais darbuotojais ir panašiai. Čia labai reikia gausybės kompetencijų. Psichologų reikia būti, sako. Gal psichologų ne, bet bent jau gerų komunikatorium tai tiksliai. Bet toks įspūdis susidaro, kad jau dalykinės kompetencijos tarsi antrą planą eina. Į antrą planą eina. Taip labiau, aš matau tą iš komentarų, pavyzdžiui, kad labiau gerbia tos vadovus, kurie turi tos dalykinės kompetencijas, kurie yra atėję iš tos srities, patys galbūt buvo kažkada specialistai ir panašiai, jie turi tų žinių ir panašiai. Jiems toks labiau tokia pagarba piški, nes išmano. Bet jeigu išmano darbą, bet neturi vadybinių kompetencijų, nemoka, pavyzdžiui, deleguoti darbų, nemoka įgalinti žmonių, tai tas vadovas ir stovės su tuo atsuktuvu, ir suks varžtą pats, nes jisai žino, kaip tą daryti, žino geriausiai ir nieks kitas nemoka taip gerai. Taip, yra mano nuomonė ir neteisinga. Ir neteisinga, taip. Ir tai dalykinės žinios, jų galima įgyti. Ir mes tą labai matom įmonėse, ypač C lygio vadovai, kai jie ateina iš kitos srities ir jie stengiasi taip, nebūna taip paprasta atėjus ten, nežinau, iš telekomunikacijų į energetiką, iš kartais įvažiuoti ir kartais ten, neskiria megavatų ir gigavatų, bet tai yra tiesiog laiko klausimas ir pačio vadovo suinteresuotumo, motyvacijos klausimus išmokti tų dalykų ir turėti ko paklausti ir išgirsti, ką tau sako. Tai vadinasi ne tai, kad vadovas kažkokios srities, bet vadovas pats iš savęs jau yra tarsi profesinė kaip ir kvalifikacija. Dabar natūralu, ar tai išmokstama, ar su tuo reikia gimti? Kažkada skaičiau tyrimus, kad vis tiek jau net ir vaikystėje matosi tam tikros lyderystės tendencijos. Net jeigu pagalvotum apie savo vaikystę, buvo vaikų, kurie organizuodavo viską, o būdavo tokių, kur tu turi pasakyti, ką daryti, kur nueiti, ką atnešti, kur nubėgti, panašiai, o būdavo tokių, kurie skirstydavo vaidmenis, dabar tu būsi tas, o mes darysim šitą ir panašiai. Tai yra toks kažkokia predispozicija, galbūt tai yra auklėjimo momentas, galbūt, bet aš manau, kad didžiosios dalies mes tikrai galim išmokti, nes kitaip neveiktų jokios ugdymo programos, ir panašiai, jeigu taip tik tai galvotume, kad Dievo duota dovana. Bet jeigu tai yra asmenybės bruožų funkcija, tarkim, gebėjimas komunikuoti nemaža dalimi priklauso nuo ekstraversijos. Taip. Jeigu žmogus intravertas, tai ir mes jau dedam tašką, kad viskas vadovu nebūsi. Oi, tikrai ne. Ir iš tikrųjų mes kažkada biškį seniau darėm tokį tyrimą su efektyviais Lietuvos vadovais. Kokie jie yra ir kokie asmenybės bruožai jiems būdingi. Tai iš tikrųjų efektyvus vadovas nėra ekstravertas.
Jisai yra toks labiau ambivertas ir netgi, sakyčiau, į šiek tiek mažesnę pusę ekstraversijos, toks link intraverto. Nu, tai, sakykime, skaliai nuo 1 iki 10, kur 10 jau būtų visiškas ekstravertas, nu, tai kokie 4, 5, 6, taip, va, toks viduriukas ir net truputį į mažesnę pusę. Kodėl taip yra ir kodėl geri vadovai nebūtinai yra ekstravertai, nes nebūtinai tada jie išgirsta kitus. Nu, pagalvok, jo, tada tu nori kalbėti, tu nori reikštis, tu neduodi žmonėms reikštis, tu jį neišgirsti. Taip, ekstravertams lengviau komunikuoti, lengviau būti su kitais, lengviau atlaikyti tokį socialinį kažkokį spaudimą, bet intravertai pasiekia geresnių rezultatų girdėdami, klausydami žmonių ir jie leidžia tiesiog jiems reikštis. Tai vat, jo, toks momentas visai įdomus. Knisa gilę šaknį. Va, kitas momentas, kas man įdomu, vis tiek, kadangi daug duomenų esi mačius, yra tas reiškinys, kur žmogus, kuris puikiai atlieka savo darbus, jį tada paaukština. Ir jis ten puikiai atlieka, ir tada jį vėl paaukština. Iki kol jį paaukština iki tokių pareigų, kuris tuos darbus atlieka arba vidutiniškai, arba prastai. Kaip gyvenime tai atrodo? Taip ir atrodo, ir tai yra labai dažna situacija, kai paaukština į vadovus, pavyzdžiui, komandos vadovus ar grupės vadovus, skyriaus ir panašiai, žmogų, kuris yra puikus specialistas. Tai jisai yra tikrai geras tos srities žinovas, jisai pasiekia puikių rezultatų ir panašiai. Ir taip preziumuojama, kad jisai, kadangi turi visas žinias, kad puikiai organizuos darbus. Ir čia yra niuansas. Kad taip, darbuotojas yra labai geras specialistas, bet ar jisai turi lyderystės savybių, ar jisai mokės planuoti darbus ne tik savo, bet ir viso skyriaus, pavyzdžiui, 15 darbuotojų. Ar organizuos, ar kontroliuos ir panašiai. Ar nebus tokio mikromanagemento, kai aš ten stoviu, žiūriu, o ką tu veiki, o ką čia veiki. Alsuoji į kaklą, kol kažkas suka varžtą. Taip. Arba nemokės deleguoti, nes vėlgi, ką kalbėjom, kad pats geriausiai žino, kaip padaryti, tai ir darys. Arba taisys klaidas, perdarinės, nes yra dokumentas ir, galbūt mano standartas yra vienas, tavo standartas šiek tiek kitoks, bet good enough abudu būtų dokumentai, bet man atrodo, kad mano yra geresnis. Ir tie buvę specialistai iš tikrųjų ir susiduria su tuo, kad jie nebūtinai bus efektyvūs vadovai. Galimai net kartais būna taip, kad žmogus per trečiam pokalbį pasako, kad jisai nebenori būti vadovu. Jisai nori eiti į ekspertinės pareigas. Tai yra irgi puikia karjera, kur tau nereikės dylinti su žmonėm. Na, kaip gerai. Skamba labai patraukliai. Tai yra tų karjeros galimybių, nes pavyzdžiui, kai darom tyrimus, turim visada klausimą, ar yra karjeros galimybių įmoniai. Ir koks 3-8% sako, yra. Ir tipiškai tai per visą Lietuvą tas skaičius mažai keičiasi. Ir įmonė sako, bet tai pas mus tiek karjeros galimybių ir į viršų, ir į horizontaliai visokiausių ir panašiai. Bet žmonės labai kartais siaurai suvokia šitą, kad tai yra toks lipimas iš ten pamainos vadovą į komandos lyderį, iš lyderio į skyriaus vedėją ar vadovą ir taip. Tai taip, tų galimybių mažai, bet apie horizontalią karjerą tikrai yra tų būdų. Ir žmonės negalvoja apie horizontalų mobilumą labai. Ne, nes žinai dėl ko? Man atrodo, kad tas horizontalus mobilumas susijęs su tuo, kad tu gausi daugiau darbo. Tiesiog, kad tu gausi tą patį atlyginimą, plėsi kompetencijas, bet turėsi daugiau atsakomybę, bet už tai gausi šlovę ir garbę. Kai kuriems žmonėms reikia šlovės ir garbės, ypač galbūt jauniems darbuotojams, kurie dar nėra ciniški ir kažką nori įrodyti. Yra tas, ir šiaip yra, dabar kaip tik darėm tokią metinę analizę visų įsitraukimo tyrimų, tai toks buvo fokusas į skirtingas kartas arba aš pasižiūrėjau grinai, pradžiui, jaunus žmonės iki 29 metų. Pas mus jauni, tai tokie, ne visai jauni, bet, paėmiau tokią didesnę šiek tiek grupę. Tai jų įsitraukimas yra mažiausias iš visų grupių. Tai jeigu, pavyzdžiui, bendrai įsitraukimas siekia 66 iš 100, tai jaunų yra 55.
Ir tada žiūrim, iš ko tas ateina ir mes klausim, ar darbas atrodo prasmingas, neprasmingas, ar atrodo, kad tu kuri vertę, neatrodo. Na ir va tokie visi, ir dar įdomus labai momentas, kad turim tokį klausimą, kad jaučiu, kad dirbant laikas praeina greitai. Tai irgi jauni žmonės sako, nejaučiu. Laikas slenka, laikas visaip kaip va taip va ten kankinasi. Ir Tai akivaizdu, kad neįdomu jiems. Taip, bet žinai, o kokius darbus jis dirba pradžioj karjeros? Nu va, tai šiais laikais galimas daiktas, kad jauni žmonės bus truputėlį nuvilti, nes gyvenimas nėra 30 sekundžių trukmės ir gyvenimas nėra toks kaip serialuose ar medijose. Tu pirmus 10-15 metų turi truputėlį ten knistis, kad paskui galėtum žibėti. Taip. Kaip draugas yra sakęs išmintingą frazę, pirmus 20 metų tu dirbi vardui, likusius 20 metų vardas dirba tau. Taip. Bet taip ir yra iš tikrųjų. Ir žinai, vat, aš kažkaip vis galvoju apie dirbtinį intelektą. Dažnai naudoju ir dažnai galvoju. Ir tokia yra tendencija pasaulyje, vat, dabar šiais metais ypač, 25 ir dabar, kad yra atsisakoma tų junior pareigybių. Nes dabar visą tą darbą gali atlikti dirbtinis intelektas. Tau nebereikia tokio entry level klientų aptarnavimo, nes pas tavai yra pakurtas botas, kuris susirašinėja su klientais, ten labą dieną, kokie nusiskundimai, pagal raktažodžius priskiria. Ir skirtingai negu ką tik priimtas darbuotojas, jis nemikčios ir negaudys tekstinio dokumento, kur yra tie tipiniai atsakymai, kuriuos jis privalo įrašyti. Nes jis jau turi tos tipinius atsakymus. Nes jau atsakymus. Viskas yra suprogramuota. Ja, tai lygiai taip pat su nemaža dalim tokių ne fizinių profesijų, kur tikrai viskas yra prie kompo darbas ir panašiai, tas oficinis darbas. Tai mažinama yra tiesiog junior pareigybių skaičius, bet ką šiaip darytų jauni žmonės tipiškai, arba žmonės, kurie persikvalifikuoja. Ir tada kyla klausimas, tu dabar nesamdai juniorų, tai kas bus po 5 metų? Tu neturėsi mid lygio darbuotojų. Čia labai laikinas sprendimas yra nesamdyti žmonių į eigos lygio pareigas, nes iš kur jie ateis? Tai čia toks, tikrai įdomus momentas toks. Atrodo, dabar mes optimizavom viską, nes šitas AI-us dirba pas tave nuolatos, jisai nepavargsta, jisai į tinklą įjungtas ir jam tik tai to ir reikia. Jisai nedaro pertraukų, jisai nesusipyksta su kolegomis, jisai nesusirga. Nuostabu. 5 metus tegu pabus ir tada, kai nebebus darbuotojų, galėsim bankrutuoti. Galimai. Nes, tikrai yra toks... žinai, nėra ilgalaikio planavimo. Dabar yra žaislas puikus, žaislas įdomus ir pasižiūrėk, jisai dirba geriau negu 3 tavo juniorai, bet kas bus po kažkiek laiko. Čia kažkaip mes pesimistiškai su tavim, bandekliai susirinko. Nebambam, viskas bus labai smagu. Aš manau, kad žmonės per porą metų susipratęs, kad dirbtinis intelektas nėra sprendimas darbuotojams, nes jiems reikės aukštos kvalifikacijos darbuotojų, kurie priima sprendimus ir vertybiškai žiūri į dalykus, bet jie turi užaugti. Taip. Tai lygiai kaip meistrai auginasi pameistrus, kad pakeistų juos, taip ir rimti programuotojai turi dirbti su tais galbūt erzinančiais jaunais žmonėmis, kurie atėjo čia ir visko nori, juos reikia pakęsti tam kartui, kad ilgainiui jie užaugtų, subręstų ir taptų nuostabiais programuotojais, kurie galėtų pakeisti tą jau veteraną. Tai čia yra svarbus dalykas. Dabar aš klausau tavęs ir galvoju apie tą klausimą, koks yra geras vadovas. Tai galvoju, dar žinai, ko neaptariam, kantrybės. Kantrybės klausimų, bet gal čia tas buvo apie tai, kad mokėt dirbti su skirtingom kartom, su skirtingais žmonėmis, bet kantrybė. Ir dar kitas labai svarbus aspektas - ugdyti žmonės, auginti savo pamainą, neslėpti žinių, kažkokių know-how savo ir panašiai, dalintis ir nebijot, kad tas darbuotojas paskui kažkaip bus, nežinau, pranašesnis už tave. Nes tikrai yra tokia baimė dėl to, kad, dabar aš čia viską papasakosiu, tai manęs nereikės, tuoj čia ateis jauni, išspirs ir taip toliau. Bet tai gerai, tu tada perėsi į kokią konsultuojamą rolę, kur savo veteraninės kompetencijas naudos. Taip.
tu būsi tos srities ekspertas, nieks Nu. tavęs nepakeis ir visi džiaugsis, kad tu esi čia, kad tu dirbi, kad tu pritaikai tas žinias, konsultuoji kitus ir panašiai. Bet, nu, tikrai, vat, yra ta baimė ir mes tą labai jaučiam. Pavyzdžiui, kai turim tokį įrankį kritinių pareigybių planavimo, kur reikia įsivertinti, patys vadovai vertinasi apie kiekvieną iš pareigybių, kiek jinai yra pakeičiama lengvai. Nu, pavyzdžiui, jeigu tai yra, sakykime, tavo visa ofiso struktūra ir tu turi valytojas. Ne, tai valytojas yra ganėtinai lengvai pakeičiama profesija, tu gali samdyti, gali priimti, tikrai yra rinka pakankamai didelė ir panašiai. Ir taip pat sugraduoja kiekvieną pareigybę, kas, pavyzdžiui, nutiktų, jeigu išeitų kritinis žmogus arba keli žmonės iš tos pareigybės. Ar sustotų tavo veikla? Ir vadovai patys vertinasi, ne tik vertina skyrių, bet ir patys save. Ir vis labai dažnai pažymė, kad aš esu kritinis. Jeigu aš išeisiu, jau čia sustos visa veikla. Ir mes visada šitą pamatom ir sakom, palaukit. Vadovas yra lengviausiai pakeičiamas dalykas, prasme. A dime a dozen, tai juos pilna tų vadovų, viskas ant darbuotojų, iš principo ne pačių entry level, bet ant vidutinių ir ant specialistų viskas stovi. Bet čia visur, čia universaliai. Čia universaliai, taip, bet tą suvokt ir atrodo, kad aš toks svarbus, bet realiai, jeigu viskas sustiguota, jeigu visi procesai yra aiškus, atsakomybės yra aiškios, žmonės yra savo vietose, tai vadovas išėjęs, pavyzdžiui, atostogų 2 mėnesiam, grįžęs, gal ras kokius 2-3 neįspręstus klausimus, galbūt, bet jeigu viskas sutvarkyta, tai all good. Mano tėvas būdavo pusiau juokaujant, sakydavo, kad jeigu tu dirbi direktorium ir tau kažką daryti reikia, tai tu blogas direktorius. Jis taip iš patirties kalbėjo, jis stengiasi kuo mažiau darbuotis, tai labai, labai matęs. Ir man atrodo gerai, kad jis nedirba daug. Aš manau, kad gerai, nes... Procesai vyksta, svarbu užtikrinti, kad jie vyktų. Aš turiu tokį pavyzdį, kur man labai įsiminė iš vieno kliento, kur rinkosi kalėdinės dovanas darbuotojams. Tas metas, kai turi užsakyti kažką, pagalvoti, ar čia pledukai, ar čia kuprinės, ar čia kokie, nežinau, buteliai daugkartiniai ir panašiai. Ir visa C lygio vadovų komanda svarstė, o kokios spalvos bus tavo tas pledas. Tai tu įsivaizduok, kiek kainuoja valanda C lygio vadovo darbo kartu su direktorium ir jie sprendžia tokio masto problemą. Kokios spalvos bus pledukas, kurį gaus darbuotojai? C lygio vadovai turi tendenciją spręsti tokius klausimus. Ar tame spa, į kurį važiuosiu, jazminais turi kvepėti ar sandalais? Jų prerogatyva tokius klausimus spręsti, jeigu jų mano, kad čia jų laikas yra vertingai išnaudotas. Tai čia toks pavyzdys, kaip tavo tėtis ir sako. Tai jeigu tu dirbi tokius darbus, tu skiri dėmesį tokio lygio užduotim, tai ar tu tikrai kuri vertę? Galbūt, nežinau, galbūt labiau strateginiai yra klausimai, kuriuos reikia spręsti apie įmonę. Taip. Bet čia vėlgi yra ta takoskyra tarp vadovo ir lyderio, ar ne? Bet čia klasika verslo psichologijos. Tai papasakok tuomet, gerai, vadovas išsiaiškinam, turi mokėti komunikuoti, turi būti kantrus, turi sugebėti su kartomis bendrauti, turi dalykinės kompetencijos privalumas. Taip. Vadybinės eina pradžioje, lyderis. Lyderis turi, irgi čia tokia, sakysi, nieko čia naujo nesakau, bet turi motyvuoti. Turi gebėti išvelgti žmogaus potencialą, pamatyti, kas tam darbuotojui yra svarbu ir nepreziumuoti, kad visus motyvuoja tie patys dalykai kaip jį ar ją patį. Tai pamatyti tokį, kas svarbu žmogui, kaip keičiasi žmogaus poreikiai darbe su amžium, pavyzdžiui, keičiantis padėčiai ir taip toliau. Tai tas gebėjimas motyvuoti yra tikrai svarbus. Ir manau, kad vienas tokių esminių. Antras momentas – rodyti savo pavyzdžių. Nes, tie visi, net paveiksliukai, kad lyderis eina kartu su darbuotojais. Ir labai man visada liūdna būna, kai pamatau, kad vadovų įsitraukimas yra žemas, pavyzdžiui, tam tikroje įmonėje.
arba kalbuosi per pokalbius, per feedback'o sesijas su vadovais ir girdžiu va tokius, kad jie yra nusivylę, kad čia nieks nebedžiugina, nieks neįdomu. Daug ciniškumo tokio yra Čia įmonės perdegimo klausimų. požymiai. Čia visiškai yra klasikiniai perdegimo požymiai ir tada galvoju, nu tai okei, o kokią tu žinutę ištransliuoji savo komandai. Iš ko jie pasisems to kažkokio džiaugsmo, įkvėpimo, jeigu vadovas čia sako, čia viskas pas mus blogai, čia vadovybė blogai nusprendė, čia nesąmonė, čia nieko gero nebus. Ir tada komandos, nieko gero nebus, tikrai, jeigu vadovas taip galvoja. Aš nesakau, kad čia, žinai, atėjus į darbą reikia kažkokią kaukę užsidės, kad tu super pozityvas, čia super pilnas energijos ir panašiai, bet tas, nežinau, man atrodo, geras lyderis yra tas, kuriam patinka šitas darbas. Ir kur tu matai, kad žmogus mėgaujasi darbu, mėgaujasi tuo, ką daro, ne kasdien, turėjom anksčiau klausimą tokį atsikėlęs ryte, džiaugiuosi, kad reikės eiti į darbą. Tai mes jį performulavom šią vasarą, nes tikrai buvo daug tokio negatyvo ir daug tokio sarkazmo apie šitą klausimą. Aš pati suprantu, kad aš irgi ne visada atsikėlus. Kodėl? Aš įsivaizduoju, jeigu, tarkim, koks Porsche mane pasamdytų testuoti jų naujus automobilius, aš su nekantrumu tiesiog, aš anksčiau žadintuvo kelčiausi, braižyčiausi aplink duris, įleiskit, išdirbti noriu. Ar ta viskio gamykla? Arba viskio gamykloje, aš ten čiužnic neščiau. Jau žiūrį, identifikavom 2 tau darbo vietas galimas. Jeigu kas, Porsche gamyklas ir viską gamyklas, kreipkitės, mielai. Bet... galvoju, žinai, pakeitėm šitą klausimą į darbą einu su malonumu. Nebeliko ryto konteksto, nes tikrai ne visi 6 ar 5 ar 7 ryto keliasi tokį į Porsche važiuoja ir panašiai. Tai į darbą eina su malonumu, didesnė dalis negu ryte keliasi su džiaugsmu į darbą. Keltis apskritai su džiaugsmu yra sudėtingas klausimas. Turbūt gal vyturiai su tavim nesutiktų tokie jau labai vyturiai. Man yra sudėtinga. Man irgi. Bet kažkaip, žmonių yra skirtingų ir aš labai džiaugiuosi, kad vis daugiau įmonių propaguoja tą tokį lankstų darbo grafiką, kad nėra būtina visiems 7 ryto būti prie ofise, pavyzdžiui. Kai tai yra pamaininis darbas gamykloje, tai ten nebus kitaip, nebus taip, kad aš noriu šiandien ateinu 9, rytoj aš į savo pamainą ateisiu 7, o 3 dieną dar kažkada. Taip, ten yra grafikai, bet jie ir gyvena pagal tą grafiką, ten yra, tas labai gerai sustiguota. Bet ofise tikrai yra ta tendencija, kad tu gali pradėti, pavyzdžiui, tarp 7 ir 9 ir tada baigti atitinkamai nuo 4 iki 6. Čia yra ne tik gerai žmonėms, bet čia ir gerai ir gamtai, tarp kitko. Taip. Mažėja kamščiai, viskas tvarkoja, o kad komanda turi kažkiek valandų persidengiančio laiko kartu, tai yra visiškai užtenka komunikacijai komandoje. Taip. Čia yra nuostabus dalykas. Čia yra nuostabus dalykas, kuris turi daug pliusų, bet turi dar tokį šiek tiek vieną neigiamą aspektą. Tokį biškį spaudimą, kai tu ateini 7, tu jautiesi, kad turi pilną teisę 4 išeiti. Ir tada darbuotojai, kurie atėjo 9, biškį taip pasižiūrėjo, kodėl jisai ar jinai išeina. Bet čia yra visiškai apie komunikacijos klausimą, apie tokį skaidrumą, kad, taip, hebra, aš pradėjau darbą 7, viskas, mano 8 valandos baigėsi, iki. Tai, toks momentas, bet čia yra, nežinau, lūkesčių valdymas, tiesiog bendravimas, komunikacija ir panašiai. Nuostabu, tai dabar žinom, kaip lyderis turi atrodyti, kaip vadovas turi atrodyti, kaip dabar užtikrinti, kad tie 2 žmonės bus viename asmenyje. Galvoju, ne visi vadovai yra lyderiai. Ir ne visi lyderiai turbūt yra vadovai, labai dažnai būna neformalių lyderių. Ar gali būti taip, kad vadovas užsiima vadybiniam kompetencijom ir viską styguoja, o lyderis yra vienas iš specialistų, kuris toks, maždaug, važiuojam? Gali būt. Turbūt mažiau įprasta šita situacija būna, nes... aš manau, žinai, čia svarbus momentas, kad abudu žiūrėtų tą pačią kryptim. Kad vadovas sustigavęs darbus ir lyderis davęs tą kryptį, kad jie būtų, žinai, ne taip, kad temptų vienas kaldrą į savo pusę, o kitas į savo.
bet kad, juos vienytų tas bendras tikslas, ko mes čia susirinkom, koks turi būti rezultatas, ko mes siekiam, kokie. Ir tas, aš galvoju, svarbu, žinai, kas vertybinis pagrindas žmonių. Jeigu yra vertybės panašios, tai tada ir bus susiklausimas komandai ir abi dvi galvas žiūrės tą pačią kryptim. Nes jeigu yra kažkokia konkurencija tarp vadovo ir to lyderio, tai tas lyderis vadinasi nėra galbūt net ir tikrasis lyderis. O kaip galima konkuruoti, kai sieki bendrą tikslą? Tai taip. Viskas tvarkoje su draugiška konkurencija ir norėjimu pademonstruoti savo gebėjimus ir visą kitą, bet vis tiek siekiant bendrą tikslą, tu tikslą siekia. Taip, tai vat labai svarbu, kad būtų tas toks vardiklis bendras, tas tikslas, o ne taip, kad aš čia bandau kažkokius pagalius kaišiot, kad tik tai tam būtų blogiau, mes va čia turim seną komandą ir naują komandą ir jos tarpusavį visiškai nedraugauja ir ten skleidžia kažkokias, žinai, ten paskolas ir panašiai. Tai čia kaip braižyti savo automobilį, ta prasme, tu vis tiek su juo važiuoti turėsi. Taip. Kad ir kaip tavęs nepatinka, tai turi ir turi, tai ir važiuok jau geriau. Man yra tekę būti ir to buldozerio vaidmenyje, kur, žodžiu, yra vadovas ir aš tada buldozerinu. Bet yra buvę ir situacijų, kur man tenka vadovauti komandai. Ir aš kažkaip svarstau, kad aš mieliau gal buldozerinčiau, negu vadovaučiau. Man kažkaip, visą laiką tas vadovavimas atrodė labai romantiškai, bet paskui pagalvojau, tokia nyku. Popierių tvarkymas, prižiūrėjimas. Gerai, deleguoti aš moku. Deleguoti moku dėl to, kad aš pasitikiu žmonėmis ir tiesiog gerbiu juos ir galvoju, štai tavo užduotis, aš tikiu, kad tu ją įveiksi. Bet visi ta administraciniai niekai, jau mieliau buldozerį. Bet yra tų administracinių ir man atrodo, tai yra dar vienas toksai momentas, dėl ko žmonės nenori eiti į tas pareigas, nes tu gauni prie viso to smagumo tokio, gauni dar krūvą popierizmo, visokių prašymų tvirtinimo, atostogų ir visokiausių tokių dalykų. Tabeliai. Tabelius gal ten kažkas, gal personalas tvarko, bet yra tikrai daug tų tokių niuansų, kurie, galbūt patinka tam tikro irgi asmenybės tipo žmonėm, kuriems patinka detalės, patinka kruopštumas ir panašiai, bet jie tada, vėlgi ta lyderystės aspektas, yra šiek tiek gal silpnesnis jų grupiai, sakyčiau taip. Bet manau, vadovo vaidmuo vis tiek neatsiejamas nuo tų administracinių dalykų. Kaip atsieti? Ar galima tiesiog administraciniams niekams samdyti vadovą, o vadovui tiesiog lyderiauti pavyzdžių? Gal ir galima, gal čia ir būtų sėkminga organizacija, kai kiekvienas veiktų tai, kas jam patinka, kur kiekvienas galėtų pademonstruoti savo stiprybės, tas savo kompetencijas. Ir šiaip irgi darom tokį, per karjeros valdymo mokymus darau tokį testą, kai reikia apžvelgti savo, sakykime, metų veiklą, įvairiausius darbus, kuriuos tu atlieki ir įvertinti, kiek tau tie darbai patinka, tai patinka, nepatinka. Ir kiek jie yra tokie svarbus ir nesvarbus, ar pavyzdžiui, kiek tu turi jiems kompetencijos, ar kiek jie tau, sakykime, yra už kompetencijų ribų. Tai labai svarbu, kad žmonės didžiąją laiko dalį darytų tai, kas patinka ir kam turi kompetencijos. Tai jeigu bent pusė tavo darbų patenka į šitą kategoriją, jau yra gerai. Kartais dažnai būna, negi ne kartais, kad žmogus daro darbus, kuriam turi kompetencijos, bet jie nebūtinai patinka. Tai tokie, pavyzdžiui, administraciniai dalykai. Tai jeigu jų yra 60%, tai kaip nykiai atrodo tavo darbo diena, kai tu darai tai, ką tu moki daryti, bet tas nedžiugina. Aš manau, kad išsprendžiau bent jau savo viduje šitą problemą, man tiesiog reikia eiti į tokius vadovus, kurie turi privilegiją samdyti asistentą. Aš niekada nebuvau tokia situacija, kad galėčiau samdyti asistentą tiems nykiems darbams. Bet asistentui tie darbai turi būti nenykus. Taip, asistentui jie turi būti įdomus, tas pats ir tabelių pildymas, ir kažkokių popieriukų tvarkymas. Tai turi būti žmogus, kuris turi aukštą tokią organizuotumo kompetenciją, kuriam patinka, kad viskas yra tvarkinga, viskas yra laiku, visi
dokumentai yra savo papkutėse, o papkutė turi savo papkutę ir panašiai. Nu, toks kruopštumas, organizuotumas ir va tikrai noras, kad viskas būtų gerai, kad viskas būtų sklandžiai ir panašiai. Tai aš manau, kad daugelis vadovų turi tokius asistentus. Ten visai tos pareigos vadinasi, bet dažniausiai yra žmogus, jeigu tik tai tavo kompetencijos, ta prasme, pareigos tavo leidžia, tai tu jo. Pasaka. Bet galvoju, o gal DAI gali dabar daryti kažkokius tokius dalykus? Aišku, jį prižiūrėti reikia gerai, o tai išsiųs atostogų. Reikėtų asistento, kad prižiūrėtų tą DAI. Kažkaip prisiminiau Holando šitos profesinio pasirinkimo testus. Taip. Ar jie vaidina kažkokį vaidmenį apskritai dabar verslo psichologai, tie profesinio pasirinkimo ar interesų testai? Mes, žinok, turim testą savo Profile XT, kuriame viena iš dalių yra interesai. 6 tie pagrindiniai pagal Holandą interesai, kas žmogų motyvuoja darbe. Šiaip dar testas susideda iš kitų 2 dalių, tai yra mąstymo gebėjimai ir asmenybės bruožai. Na ir pasižiūrim tada tokį sudarom pareigybės profilį, koks turėtų būti, pavyzdžiui, idealus, skyriaus vadovas. Kokie turėtų būti mąstymo gebėjimai, kokio lygio, pavyzdžiui, verbalinis mąstymas, skaitinis mąstymas, apskritai mokymosi potencialas, kokiais asmenybės, kokiom savybėm turėtų pasižymėti ir interesais. Tai svoris visada šito atitikimo turėtų būti toksai, kad tu labiausiai pasižiūri kognityvinius gebėjimus ir apie asmenybės savybės. Ir kažkur 25% yra tik tai apie interesus. Čia yra sena gera tiesa apie žmonės, kad gabus žmogus, jisai bus gabus, kad ir ką jis darytų. Tai nepaisant to, įdomu jam neįdomu. Taip. Yeah. Čia aišku, idealiausiu atveju tau ir įdomu turėtų būti. Bet manau, kad gabus žmogus, jisai ras motyvacijos, jisai rastų tokių aspektų, net ir rutininiuose darbuose. Ir vat tame ir yra turbūt žavesys atrasti, kas tavo darbe tave daro laimingą. Nes šiaip žmonės, jeigu nėra kažkokio vertybinio susikirtimo su tam veiklom, tai tiesiog srities pažinimas jau skatina mėgimą tos srities. Tai čia pradėjai dirbti, išmokai dirbti, tai tampa staiga ir įdomu. Nebent yra kažkas iš vidaus, kas sako, kad ne. Taip. Plus... dar pagalvojau, man vis atsakymą ateina štai kai kurios tavo buvusius klausimus apie lyderį, apie tokią savybę mokymasi, tokį nuolatinį mokymasi. Man atrodo, šitas yra svarbu, kad žmogus neužsistovi vietoj, nedaro prielaidos, kad aš išmokau prieš 15 metų ir okei. Bet nuolat stengiasi ir tobulinti profesinės žinias, ir tokį asmeninį tobulėjimą investuoja. Nes tą kiti mato labai. Ar tu stagnuoji, ar tu domiesi, ar tu pasižiūri, o kokios tendencijos, o kas tavo srity, nes kiekviena sritis, jinai keičiasi, tikrai, pasižiūrėjus net į mokslinius tyrimus, ne? Vis tiek atsiranda kažkokių naujų būdų, skaičiavimas, įvairiausios. Oi, mados yra. Taip, kažkokie trendai, kas dabar įdomu, ką dabar naudoja, kokie straipsniai, kokį tu metodą turi panaudoti, ne? Kad išsispausdinama. Čia absurdai, bet taip yra statistinės mados ir metodologinės mados. Tai va. Vaje. Tai turi vis tiek neatsilik nuo tų trendų, kažkaip žiūrėti, kas vyksta pasaulyje ir panašiai. Oi, kalbant apie trendus ir kaip prasmingai ugdytis nuolat kompetencijas, paėmiau į rankas prieš porą dienų monografiją iš vieno iš Lietuvos universitetų išleistą. Jinai išleista 2012 metais. Rimto universiteto. Nesakysiu kurio, ir nesakysiu kas autoriai. Bet rimto. Bet rimtas universitetas, monografija rimto žmogaus. Gerbiu tą žmogų, viskas tvarkoje. Atsiverčiu aš tą monografiją. Ir šiai dienai kursiniai darbai yra geresni. Taip. Tai čia ne kritika tai monografijai ar universitetui ar žmogui. Čia tiesiog gražu matyti, kaip mes šuoliais judame į priekį. Aš pamenu, tarkim, prieš 10, prieš 15 metų, prieš 20 metų gintos disertacijos. Dabar magistriniai darbai yra panašaus intensyvumo, kas yra labai gražu. Čia net, ta prasme, aš laukiu, kada, tarkim, mano doktorantai parašys savo disertacijas ir aš galėsiu sakyti, man pasvajoti kitokios. Taip.
Čia dar, kai dirbau universitete, mačiau, žinai, koks buvo mano bakalauro darbas ir kokius dabar bakalauro darbus, kokią analizę atlieka studentai. Tai, kas buvo pas mus magistrė, dabar yra bakalaurė. Ir turbūt dabar jau kurį laiką nebedėstau, tai dabar dar jaučiu patobulėję ir panašiai. Ir tai, kas mums disertacijoje atrodė, o vau, kokį aš čia metodą pritaikiau, tai dabar, čia pasižiūrėjus, būtų liūdna. Bet tuo metu tai buvo... Tuo metu tai buvo standartas. Taip, tuo metu tai buvo tai, ką reikia padaryti. Tai yra gražu. Tai čia tas pats, kaip sakyti, kad, ten prieš 20 000 metų iš akmens ratai buvo padaryti. Taip, bet tuo metu iš akmens ratai buvo padaryti. Ir ką? Gal ratai iš akmens niekad ir nebuvo padaryti. Jie buvo padaryti iš medienos, bet girnos buvo iš akmens. Taip. Bet aš visai įsivaizduoju, kol kalbėjau, visai įsivaizduoju tos akmens ratus. Gal todėl, kad animacija labai dažnai... Matyt, Flintstone'ai kažkaip tai paveikė galimai. Ja, bet netgi, pavyzdžiui, mano darbe tie patys tyrimai, kaip anksčiau mes juos atlikdavom ir kaip dabar, kai, elementariausias pavyzdys, popierinės anketos. Dabar jeigu man kas nors sako, mes norėsim, mūsų darbuotojai neturi paštų ir mes norėsim popierinės, aš jau taip liūdžiu. Iš tikrųjų, vis tiek būna tikrai, negaliu sakyti, kad 100% visi online, su QR kodais ar panašiai, pasitaiko ir dabar popierinių, bet aš iki šiol turiu anketų, skirtų deginimui, skirtų prokurom, iš ten 2020, kuomet jų buvo tiesiog masės. Visa gamykla pildo popierinę, visi neša į tas urnas ir panašiai. Dabar skenuoja QR koduką, patenka į apklausos sistemą, ten susipildo, viskas automatiškai įkrenta, nieko suvedinėti nereikia, rankytėm ir panašiai. Ne, menų laikus, kai dar popieriniam anketam virš 500 respondentų. Taip. Ojei. O tu įsivaizduok, pas mus yra, kokie 4000 ir iš jų administracijos yra 300 su... Tai popieriniam anketam, tai čia būtų vargo vakarienė. Vargo vakarienė, taip. Aišku, tikrai užtrunka tas surinkimas ten tų e-mailų, sąrašų tvarkymas, bet galiausiai patys žmonės net labiau pasitikė internetinę apklausą, aišku, tinkamai iškomunikavus, negu popierium, nes su popierium dažnai yra tokia keista baimė, kad pagal rašyseną identifikuos, kas rašė. Ir man taip visada juokinga. Pasiims ir pasižymės. Čia Jonas. Ypač aš tą žinosiu. Taip. Iš tų 4000, žinai, kad čia grinai Jonas rašė. Matosi. Taip. Bet dar, žinai, toks irgi visiškai niuansas. Ne tai, kad niuansas, toks įdomus aspektas. Kartais žmonės parašą uždeda. Užpildo anketą ir pasirašo. Ir toks, įprotis. Bet ir įprotis, ir man atrodo, žinai, čia yra apie tą svarbą tokią, kad aš padariau savo darbą, čia buvo svarbus darbas, aš pasiruošiau, darbas padarytas. Čia kaip yra tas posakis, kad ant šito galiu pasirašyti. Taip. Vadinasi, nuoširdžiai užpildyti. Nuoširdžiai, taip. Nuostabu, šiaip, gal ir gražus simbolinis toks poelgis. Toks. Čia, kaip taškas. Bet iš tikrųjų, visada klausia, žinai, o kiek nuoširdus yra tie atsakymai? Nes vis tiek ten, žinai, kažkoks gal suinteresuotumas ar panašiai. Aš manau, kad atsakymai tikrai yra labai nuoširdus. Iš to, ką rašo darbuotojai komentaruose, ten tikrai, gal kartais balai tokie, visokie būna, žinai, biški pagerinti, biški, visaip. Bet komentarai tai tikrai būna tokio atvirumo ir tokio detalumo, man žavu šitą skaityti, mano čia mėgstamiausia darbo dalis skaityti komentarus. Tai taip įdomu ir tiek daug yra įžvalgų ir tiek daug yra tokių, žinai, pasiūlymų, patarimų, ką būtų galima pagerinti. Čia yra grįžtamasis ryšys, neįkainojamas. Iš tikrųjų, jeigu vadovai imtų, skaitytų ir bent kažką pritaikytų, tai gyvenimas gerėtų tikrai visų. Bet vargu ar vadovai patys turėtų skaityti tuos komentarus, galbūt reikėtų jų santrauką, kur tyrėjas parengė. Tai mes tą ir padarom, tokį apibendrinimą komentarų, bet šiaip anonimizuoti komentarai irgi pateikti, matosi pagal skyrius, kad tai yra jo skyrius, bet nebent yra labai mažai darbuotojų, tai tada labai galima identifikuoti iš tikrųjų pagal rašymo stilių ir panašiai. Jo, tai tada, jeigu tai yra mažas padalinys, tai mes grupuojam tiesiog į bendrą katilą, metam, kad nebūtų tokios, žinai, kas parašė komentarą. Bet jeigu tai yra didelis departamentas, tai tikrai galima drąsiai visus komentarus pateikti, nes ten tikrai daug yra momentų. Ir kartais būna taip, kad kai apibendrinim, gal žinai,
prapuola kai kurie vertingi komentarai, kurie nėra dažni, bet yra labai taiklus. Ir galbūt ten, žinai, 50% komentarų yra apie tai, kad reikia didinti algas. Okei. Reikia didinti algas. Reikia didinti algas, pritariu. Bet gal yra vienas ar kitas komentaras apie labai siaurą, bet svarbę sritį, kur pagerinus, kur tie, kuriems reikia didinti algas, net nepagalvotų apie tai, bet realiai praktiškai jų gyvenimas pagerėtų gal net labiau, negu pridėjus 100 eurų prie atlyginimo. Ir pavyzdžiai būna kartais tokie, visiškai elementariausi. Tokie visiškai basic praktiniai dalykai, kuriuos būtų galima pagerinti. Pavyzdžiui, yra darbuotojai, kurie dirba skirtingus darbus, fizinius, vieni dirba lauke, kiti dirba patalpoje ir panašiai, bet batus perka visiems vienodus. Ypač, tie batai tokie sunkus, nes turi būti apsaugoti nuo smūgių ir taip toliau. Bet jeigu tu dirbi patalpoj, šiltoj patalpoj, tai galbūt tau nereikia tokių sunkių batų, su kuriais kojos prakaituoja, tu šiaip nepatogiai jautiesi. Ir tokie komentarai yra, pavyzdžiui, pakeiskit mums, pirkit batus pagal tai, ką veikia darbuotojas, pagal, arba dar vienas, baigia visi darbą ir pietų pertrauką ateina virtuvėlę 17 alkanų darbuotojų, joje stovi viena mikrobangų krosnelė. Ir vienas arbatinis, kur tu šildaisi vandenį, kavą. Labai efektyvu. Labai efektyvu. 17 darbuotojų. Visą pietų pertrauką tas 17 darbuotojas laukia, kada ten pasišildys pirmi 15-16 savo kažkokią košę ar kitus pietus. Tai sprendimas kainuoja, nežinau, kiek dabar mikrobangų krosnelė, 50 eurų, gal 100, tokia jau gal fancy. Neįsivaizduoju čia. Ta prasme, už 30 eurų gali rūmų pasiimti dar į priekį ant sugedimo. Tai ir tas sprendimas, kuris kainuoja, tokį visiškai minimaliai, pagerina darbuotojo kasdienybę, nes jau 2 mikrobangų krosnelės 2 sutrumpins eilę. Kasdien. Kiekvieną dieną. Tai nuostabu. Ir tokie momentai būna, aš pristatau rezultatus. Ir vadovai sėti. Ir taip tokie biški raudonesni, tokie biški tokiom dėmėm. Kaip mes nepastebėjom maždaug. Taip, kaip mes nepastebėjom. Tai tada yra apie grįžtamą ryšį. O kiek tu kalbi su savo darbuotojais, kiek tu nusileidi pas juos ir paklausi, o kas jiems yra svarbu, o kaip atrodo jų darbo diena, o kokie jų yra poreikiai. Tai lyderis turėtų žinot visą tai. Yeah. Galbūt, taip, jisai nėra ekstrasensas, kur žinai, kažkaip tai, bet, tiesiog tu nueik paklausk. Paklausk vieną kartą, kitą kartą, paklausk skirtingų darbuotojų, paklausk, kas dar. Ir dar momentas, lyderis turi, savo prigimtimi lyderiavimas reiškia, kad tu turi betarpišką sąlytį su visa komanda. Tai ir komandos problemos yra tavo problemos, tu tiesiogiai jas turėtum patirti. Lyderis turėtų eiti prie tos pačios mikrobangės. Taip, ir irgi šildytis ir tada tu pamatysi, kad tu esi, ir tavęs nepraleidžia pirmo, žinai, be eilės. Ir tada tu pastovi, būsi 20 ar 18 eiliai. Ir labai greitai išsispręs tokie dalykai. Ir tokių mažų, paprastų pokyčių, jų yra tiek daug galimybę kažką pataisyti ir tai yra daug lengviau negu didinti algas arba netgi negu ten kažkokią aplinką pakeisti kardinaliai ir panašiai. Ir man atrodo, tokia jaučiu irgi darbo prasmę tame, kad mes identifikuojam tokius, aišku, darbuotojų atsakymų dėka, identifikuojam tokius dalykus, kurie yra paprasti, bet jie yra esminiai darbo, tokiam bendrom darbo sąlygom gerinti ir panašiai. Tai iš principo toks kaip naujas komunikacijos kanalas tarp darbuotojų ir sprendimų priėmėjų. Kartais, žinai, turi pasakyti, žiūrėkit, čia šitas veikia. Kiti galbūt tokį metodą pritaikė, gal jūs norit apsvarstyti, gal ir jums pasiteisins kažkas. Nes mes turim vis tiek tą ekspertinę patirtį darbo su skirtingom įmonėm, skirtingom komandom, skirtingos brandos labai komandom, kas veikia, pavyzdžiui, IT įmonėse neveiks gamykloje. Taip. Ir tikrai būna tokių, netgi per tą pačią dieną darau pristatymą rezultatų, tai pačiai IT bendroviai ir kokiai gamyklai. Motyvuoja žmonės skirtingi dalykai, žmonės prašo skirtingų dalykų. Visi vienodai nepatenkinti atlyginimu. Taip.
bet jeigu pas IT ateini ir vat, irgi atsimenu, čia prieš eilę metų buvom vienam ofise ir buvo pietų pertrauka ir atėjo darbuotojas ir ten virtuvėliai toks didelis šaldytuvas, 2 durų atsidaro, jisai pilnai užstokintas visų ten jogurčiukų, varškyčių kažkokių ten sumuštinių, nu pilnai, va taip. Atsidaro, pasižiūri, nėra ką valgyti, uždaro. O gamyklos darbuotojai man rašo pozityvų pokytį, kas įvyko per metus, atsirado virtuvėliai vaisių kiekvieną penktadienį. Tuo tarpu IT rašo, anksčiau pas mus vaisiai buvo pjaustomi, o dabar pateikiami nepjaustyti. Ir tai yra negatyviausias tavo metų pokytis. Jo, aš tik palinkėčiau IT srities darbuotojams skaičiuoti savo palaiminimus šiais neramiais laikais, nes kolega Džipitis ateis ir pas jūs. Jau ir atėjo pas daug, ką jau žiniose žiūrėjau, kad jau ir Lietuvoje mažėja. Yra, kaip tik neseniai buvo čia ir verslo žiniuose keli straipsniai interviu su IT įmonėm, kiek daug jie yra automatizavę ir kiek jie yra daug atsisakę darbuotojų vien dėl automatizavimo tam tikrų procesų. Tai jo, tai čia tiesiog skirtingos kartais Lietuvos, skirtingi tie burbulai. Tai jo, bet tame yra daug įdomumo. Dabar, kai aš senais gerais laikais baiginėjau verslo psichologijos studijas, labai patiko tavo reklamos psichologijos paskaitos. Bet tais laikais aš galvojau, kad aš norėsiu eiti į verslo psichologiją. Ir man pamėginus, aš pamačiau, kad tenai yra gausus dumblas, bent jau tuo metu tai buvo. Perkami visiški niekai, pardavinėjamas karštas oras, nieks nežino, ką daro, šakim po vandenį, o užsakovai nežino, ko jie nori ir perka arba bet ką, arba visišką nesąmonę. Nu, man tuo metu jaunam toks įspūdis susidarė. Dabar aš žiūriu, kad tas rytis keičiasi ir dabar aš tokį naują optimizmą apie verslo psichologiją atradau. Ar čia tiesiog mano branda, ar iš tiesų kažkas pasikeitė? Keičiasi užsakovo branda. Turiu pasakyti disclaimerį tokią žvaigždutę, kad yra žmonių ar užsakovų, kurie nežino, ko nori. Ir padarykit, kad būtų gerai, bet nežino, kas yra gerai. Bet jų yra mažuma. Labai dažnai dabar ateina su tam tikrų tikslu, turi kažkokią ar KPIs, ar kažkokią viziją, bent jau ką nori pasiekti. Ir tada mes ieškom priemonių, kokios priemonės būtų geriausios tam tikslui pasiekti. Jo. O kiek šiais laikais vis dar populiaru gainioti žmonės po miškus ir tai vadinti komandos formavimu? Populiaru. Populiaru. Nu, gal išauksim kada? Galbūt. Nu, yra tikrai tų patirtinių komandos formavimo metodų, bet nežinau, tam tikrą funkciją jie atlieka. Be abejo, kad atlieka. Kaip ir su kiekvienais mokymais, man labai svarbus tas aspektas, mokymai buvo įdomus, mokymai buvo faini ir panašiai, dar maistas buvo skanus, čia labai svarbus aspektas vertinimo, bet, arba jeigu patys pasigamina, tai irgi maistas, tada natūraliai skanus, nes jisai, tavo rankom, čia gamtoje skanu ir panašiai, bet, negi tie mokymai, konferencijų saliai, ten maistas turi savo vertę, bet kai grįžta, norėjau sakyti namo, bet kai grįžta į ofisą, į darbą, kiek jie paskui tų žinių, kažkokių įgūdžių, kiek jie pritaiko. Tai galvoju, tas, grįžimas iš miško ar iš ten bet kur kitur, kur jūs ten išėjot, ką tai duoda? Teoriškai tai turėtų duoti geresnį pažinimą savo kolegų, o pažinimas veda link mėgimo, o mėgimas veda prie sklandesnės komunikacijos ir mažiau nesusikalbėjimo. Taip. Toks mechanizmas būtų. Tai jeigu šitą pavyksta pasiekti, tai sėkmės tęsiant šitos mokymus, nes, vadinasi, jie atlieka savo funkciją. Bet bijau, kad dalis yra tiesiog toks smagiai praleisti laiką. Gal kažką sužinojom, bet toliau mes grįžtam ir toliau mes pjaunamės. Kartais atrodo, kad pigiau yra tiesiog užsakyti kokią nors salytę ir maistą. Ir tas psichologas galėtų net nedalyvauti tame procese. Ar kokią pirtelę, kažką. Tiesiog nueikit į teatrą su kolegom. Pigiau negu samdyti įmonę, kuri ten po miškus gainos. Jo, aš galvojau, gal
toks prasmingiausias mokymas, jeigu norisi kažkokio tokio patirtinio, nes nori to teorinio, kažkokių žinių ir panašiai, tai prasmingiausia, ką ir iš klientų girdžiu, tai yra savanorystės įvairiausios. Jo. Miško sodinimas medelių, savanorystė maisto banke, su gyvūnais prieglaudoje, į vaikų namus, bet ne per kalėdas, kai visi eina, Nu taip. bet tiesiog, nežinau, kovo 5 ir taip toliau. Nes tada tu ne tik kolegas pažįsti toj gal kitokioj aplinkoj, kitokiam amplua, bet tu ir misiją tokią vykdai. Nu, tokia socialinė, žinai, kažkokia ir prasmė yra. Nes kas iš to, kad mes po tą mišką pasivaikščiojom? Nu, taip. So what? Ta prasme, buvo šalta, buvo šlapia, buvo patogu, nepatogu, nežinau, vadai kandžiojo. Bet čia tu turi tokį, poveikį kažkokį padarai. Jo, kažką geras darbas, dėl ko gali jaustis gerai apie save ir matyti kolegas darant tą gerą darbą. Taip. Nauja pagarba kolegoms atsiranda. Taip. Čia daug geriau negu pirtelė, negu bet kas kitas, nes tikrai čia tokios kelios yra funkcijos šito team buildingo ir aš labiau agituočiau už jį, nes jeigu norisi tokio formato, ne kažkokių žinių, bet grinai pažinimo savęs ir kitų, tai per veiksmą tokį. Nu ir artėjant prie pabaigos, klausyk, kokią knygą ar autorių rekomenduotum žmogui, kuris galvoja, kad aš būsiu verslo psichologas, kai užaugsiu? Ar yra kažkas, ką galėtum rekomenduoti? Yra daug, nes nėra tokios, žinai, vienos universalios verslo psichologijos knygos. Čia pas tave mačiau, buvo knyga Business Psychology, tai tokių knygų tai tikrai yra, jų yra daug, kurios vadinasi Organizational Business Psychology. Tai ten turbūt net nėra vieno gero autoriaus, kuris apie viską parašytų, nes jos yra tokios grinai apie viską. Jeigu žiūrėti taip siauriau, aš gal pradėčiau nuo Kahnemano Thinking Fast and Slow, mąstymas lėtas ir greitas, sakytum, kokia čia verslo psichologija, bet čia yra daug tikrai verslo psichologijos tame, apie sprendimų priėmimą, kaip mes priimam sprendimus, kokiais kriterijais vadovaudomės ir panašiai. Tada galvoju, coachingo įvairiausios knygos. Ypač, darbas, vadovo darbas, man atrodo, labai toks, coachingo įgūdis yra svarbus, nes tai yra gebėjimas kelti teisingus klausimus, biški save stabdyti ir panašiai. Tai iš coachingo yra tokia autorė Marcia Reynolds, tai jinai rašo geras knygas, rašoma Marcia Reynolds. Tai sakyčiau, apskritai, daug yra coachingo autorių, bet jinai yra tokia viena stipriausių. Amy Edmondson irgi gera yra tikrai psichologė, kuri šneka apie vadovo pažeidžiamumą. Ir kiek tai yra svarbu versle. Neužsidėti tokios kaukės, kad aš viską moku, viską žinau, viską galiu ir panašiai, bet leisti savo irgi klysti, leisti ir kitiems pamatyti, kad klysti yra žmogiška, kad svarbu, ką mes vėliau darom su tuo. Gal iš tokių lengvesnių gal knygų visai yra įdomi Erin Meyer apie Netflixo kultūrą. No Rules vadinasi. Jo. Yra kuo papildyti biblioteką. Yra. Oi, aš tau galiu gal net ir sąrašą tokį ilgesnį atsiųsti. Šiaip Adamas Grantas yra geras labai organizacinės psichologas, jisai turi savo podcastą, galima klausyti, jisai daug ir rašo ir straipsnių, ir knygų yra parašęs. Paskui yra tokia knyga Drive, nepamenu autoriaus, gal Pink pavardė, gal. Bet knyga tikrai vadinasi Drive, apie motivaciją, apie visas tas motivatorius, kas iš tikrųjų mus motyvuoja, nekalbant apie pinigus ir panašiai. Tai šita labai įdomi. Oi, čia toks klausimas, kur ne... Čia neišsamiami klodai. Iš tikrųjų, žiauriai yra daug. Bet apie Kahnemaną. Jisai pats paskui yra prisipažinęs, kad, ten... Yra ten pusė, ten gal nelabai kažką. Bet tai nereiškia, kad visą knygą reikėtų netikėti. Tiesiog, kad ten tie tyrimai yra atlikti su ribotumais. Turi ribotumų. Taip. Tai, žinai, visas knygas, tu turi taip, kaip ir bet ką kitą, turi šiek tiek atsargiau su kritinio mąstymu ir panašiai, bet Kahnemanas, aš pradėčiau gal nuo jo. Mano nuoširdį irgi rekomendacija būtų nuo to pradėti, bet pasiskaityti, ką Kahnemanas pats apie savo knygą yra pasakęs.
pastaraisiais metais. Ai, dar Čeldinis. Čeldinis, laba diena. Mylimasis Robertas Čeldinis, Taip, kiek įtakas, influence taip, tenai ta taip. knyga, na. Jo, turbūt jis- nuo influencer pradėčiau, įtakos darimas yra išversta į lietuvių kalbą. Yra labai- išversta? Yra išversta, taip. Nu, va, Jo. kaip faina. Tokia, man atrodo, oranžinė yra, taip kažkaip lyg ir, bet nebūtinai. Jo, bet man atrodo, kad... Tai Čeldinis tikrai yra... Ojei, Čeldinis tai ten pasaka, mano vienas mėgiamiausių autorių. Taip. Ir, na, žinai, aš galvoju, vat, tas knygas, kurias vardino, jos yra, nėra taip, vat, kad verslo psichologija siaurai. Tai yra toks, na, labiau platesnis matymas. Ta patį Čeldinį tu gali bet kur pritaikyti apie įtakos darimą, žinai, įvairiausiam grupėm, įvairiausiuose santykiuose. Nu, tai čia būtų, jeigu, tarkim, sakai, skaityti reikia Tayloro mokslinio darbo principus, ir čia bus verslo psichologija. Nu, O, puiku. Tai bus verslo psichologija šitoj vat gamyklai vienai. Taip, Nu, ir taip. bus. Tais, vat, 1.9 kažkada 26. Jo. Bet, nu, jie bet jie yra aktualūs ir klasikai, šiandien. Taip, nu, kaip ir Maslow yra tos visos knygos, žinai, kur, nu, tai yra basicas. Irgi nebe kritikos, bet manau, kad įspūdžiai susidaryt, nu, galima ir tikrai nuo klasikos pradėti. Tai be abejo, kad žinotum ant kokio Atlanto pečių stovi visos tos modernios teorijos. Nu va, tai šią linksmą natą, tuomet dėkui tau. Ačiū tau. Ir iki. Aten.